Nu ką, labą dieną, pasižiūrėsim tai valiutos ar ne irgi price actioną, kaip jisai atrodo, tuo pačiu pakalbėsim ir apie Bitcoiną. Prieš tai noriu pasakyti, jeigu norit prie mūsų prisijungti, visa informacija yra Telegrame, Oskaras Trading, taip pat greitai jungsiu, kaip tai atrodo. Na ir rasit visą informaciją, kaip galite prie mūsų prisijungti, gauti traidus, copy tradingą, techninės analizės mokymus ir daug visokios pridėtinės vertės, ar ne? Tai gerai, paskutinį kartą su tai mes pasižiūrėjom, kad turim visus ekstremalius taškus, ar ne? Ir visus tos ekstremalius taškus mes galim treidinti. Paskutinis ekstremalus taškas, prie kurio mes dabar esam priartėję, tai jis tikrai nėra daug gero žadantis, nes mes visiškai po šią zoną demand esam palipę, ar ne? Ir truputėlį link čia ir plevesuojam. Bandėm užsidaryti joje, bet gavom reakciją vėl į apačią, vėl visą price actioną susigražinam, kuris va šitoj vietoj yra. Tai kol kas atrodo nieko gero. Taip pat apie Bitcoiną kalbant, tai mums reikia pasimti 107, 107, 105, 102 tūkstančius. Tai tikrai vietos dar yra į truputėlį į apačią parėdėti, ar ne? Ekstremali zona vėl 96-97 tūkstančiai. Super ekstrem. Tačiau to yra nebūtina tikrai. Reikia stebėti 107, 105, 102 pagrindinės zonos. Tai kol kas sakyčiau ankstokai dar yra ar ne žiūrėti į tokius swing longus, į tokius etapus. Jeigu laikote šortus, toliau juos laikyti ir net tiesiog stebėti struktūrą. Lygiai taip pat ir aš. Tikrai buvo galima šitoje demand zonoje jau pilnai uždaryti poziciją, tačiau matot, kad toliau gaunam price actioną į apačią. Tai to plano toliau ir laikomės. Jeigu mes iš šitos zonos išlipam, nuo jos gaunam bounce'ą, taip pat čia turim ar ne ir FVG, tada galim kažką pagalvoti ar ne apie uždarimą, bent jau dar didesnį. Tačiau kol kas visiškai remiame struktūrą ir laikom traidą atidarytą. Tai va, viskas labai paprasta. Šiandien tiek, po to susimatysim truputėlį vėliau, užmetam liuksant update'ą ir iki.